Gal jūs eikit kokį skanumyną į parduotuvę, jei Kruasaniuką. Bananą, kruasą, ne? Iki kepyklos ir atgal. Ir mes jau baigsim. O tu turi piniginę? Aš turiu. Mes jau paėmėm? Kaip įdomu sėdėti čia. Tai čia Ant sofos. mes turim panašią praktiką. Labai kažkuom panašu. Čia yra anti-chair tripas. Čia yra sofa tripinimas. Jo, mes su kėdėm taip. Tai mes darom su kėdėm šitą praktiką turim. Tiesiog keliaujam ir sėdim ant kėdžių. Bet sofa jinai tave prisodina. Tai tu sėdi ir vienoje vietoje lieki. Tai man atrodo, na čia ir galim pradėti. Taip. Tai gal galit prisistatyti ir ką mes čia veikiam Šiauliuose, vidury miesto bulvaro, atsisėdę ant sofos. Kas jūs tokie, iš kur jūs atkeliavot? Tai sveiki, o žiūrėti kamerą ar Kokia ten virš 10 cm virš kameros. Gerai. Tai sveiki, aš esu Marija Baranauskaitė Liberman ir čia yra Markas Liberman. Mes esam šiuolaikinio cirko kūrėjai, bet gal net labiau sakyčiau konceptualios klounados praktikantai. Aš taip save vadinu. Tai mes dabar šiuo metu sėdim ant sofos vidury Šiaulių bulvaro. Dėl to, kad vakar pristatė mano solinį spektaklį pavadinimu Sofos projektas, kurio tikslas yra pasirodyti ne žmonių, o sofų publikai. Tai vakar šiaulietiškos sofos pamatė, tiksliau nieko jas nematė, nes sofos neturi akių, bet joms buvo skirtas mano pasirodymas. Bet jame buvo ir žiūrovų. Buvo žiūrovų, taip, patie žmonių. Taip, žmonių. Buvo sofos žiūrovai šiaip. Žiūrovai buvo sofos, bet žmonių atėjo. Bet tada reikėjo su tai žmonėms susitvarkyti ir juos paslėpti. Taip. Ar pavyko Roberto Marijai susitvarkyti? Aš manau, kad visai neblogai pavyko. Bet aš turiu dar vieną klausimą. Nu vis tiek labai keista koncepcija. Labai ačiū. Sofoms, pasirodyti Toks sofoms. ir yra mano tikslas. Ir kaip ta koncepcija gimė, kodėl daiktai, o ne žmonės, tampa dėmesio centru. Taip. Tai istorija yra, kaip čia įdomiau papasakoti, nesikartojant, bet turbūt šiek tiek pasikartosiu. Vis tiek, nes esminis akcentas buvo, kad tam tikru gyvenimo metu aš labai galvojau, turėjau ten iššūkių su santykiai su žmonėm. Jie mane kažkokio lygio užkniso. Ir tada galvojau, ką aš viena be tų kitų žmonių galiu daryti taip ir ypač savo kūrybinį praktikai, kas mane vežtų ir kur yra mano asmeninė kūrybinė laimė ir mano kūrybinis balsas. Pradėjau kontempliuoti, aiškintis ir supratau, kad mano mėgstamiausias dalykas tai yra daryti nieko nedaryti. Ir tai pradėjau save lyginti su daiktu. Ir ypač sofa, kad mūsų mielumas, jaukumas, svoris ir pasyvumas labai panašus. Ir aš pradėjau su tą sofą leisti daug laiko. Ir tada gavau šiokią tokią paramą iš cirko srities. Būtent kažkaip cirko papuolė taip parankiai. Ir supratau, kad aš turiu kažką cirkiško pristatyti. Bet kaip pristatyti dabar cirką, nieko nedaro. Tai pirmiausia išmokau balansuoti sofą ant galvos. Tokią mažą jaukę Prancūzijos rezidencijai gavau sofą ir galėjau tarsi medituoti, bet kietai atrodau, nes ta sofa man ant galvos. Ir tada toj rezidencijai sužinojau apie tokius menininkus, taip sutapo, kurie kuria Krūti Rak ir Alex Bailey ir jie labai mane įkvėpė, nes jie kaip tik tuo metu performino katėm ir šunim vietoj žmonių. Man tai pasirodė genialu, aš gavau šių leidimą, padaryti dar labiau nuostabų darbą. Visiškai tada nesąmoningai publikai pabandyti ir taip susikūrė Sofos projektas, kur aš užsidariau viena su 7 sofom. Buvo, man atrodo, gal 18 metų pavasaris. Ir aš tada tik jom performint pradėjau. Taip ir gimė visas šitas užmanymas. Aš pradėjau jaust, kad jos manęs visiškai nekritikuoja. Aš galiu bet kada performint, kada tik užsimanau. Jos atsinešu ir yra man.
Tai tas paradoksas, kad, žodžiu, aš čia labai plečiuosi. Aš ateinu iš šiuolaikinio šokio pasaulio ir to šiuolaikinio meno, kur tu turi daug reflektuoti apie savo patirtį, nesiparint, ką kiti žiūrovai ten labai galvoja. Svarbiausia, kad tu savo kūrybinį procesą iškontempliuoji ir jį kažkaip ten įformini. Bet to pačiu dirbau gydytojo kloune ligoninėse daug metų. Ir man labai svarbu ta reakcija, kai aš matau, kiek prasmės ir kokius gelmės ir džiaugsmo plotmes aš galiu per tą darbą su žmonėm pajusti tą ryšį. Tai kuriant savo asmeninius darbus, neinant į klounauti ligoninės, aš galvoju, kodėl žmonės turėtų ateiti ir žiūrėti, jeigu aš nesistengiu jų būtinai prajuokinti ar suteikti jiems laimės ir pasitenkinimo jausmo, kodėl aš turėčiau jiems kažkokią ten savo tą vidinę refleksiją būtinai liepti žiūrėti savo šiuolaikinį meną. Bet su sofom ta problema dingo, nes aš jokių žmonių nekankinau. Tu jų nekviesi, bet jie kažkodėl ateina. Jo, bet sofas būna tiesiog. O žmonės vis tiek ateina, nes pakvietė mane į festivalį žmonių ir aišku, kad jie ateina, ką daryti. Tai tada jie turi pasirinkimą, arba išeiti, arba pasislėpti, arba tarp sofų. Ir tenka susidurti su įvairiausiam reakcijom, nes vieniem žmonėm patinka galbūt tapti nematomais, pagaliau atsikvėpti, nes nereikia niekur dalyvauti, ar ne? Taip. Tai reikia būti sofa, bet kiti galbūt labai nusivilia, nes atėjo pažiūrėti į kažką, tapti kažkuo, ar ne? Taip. Tapti meno dalimi ir tada tik kvieti juos tapti sofom. Kokios reakcijos žmonių ir kaip tu tvarkaisi su jomis, nes manau, kad tai irgi labai įdomu. Ir yra džiaugsmas man ir malonumas šito projekto, kad man neberūpi žmonių nuomonės. Dėl to, kad aš to ir nedarau žmonėm. Tai yra programėlėj parašyta, kad čia yra sofoms. Tai jeigu jau pasirinko žmogus ateiti tokį darbą, jau kaip ir ta atsakomybė ant jo lieka, nes labai aiškiai parašyta. Ir aš po to įspėju žmonės, kad dabar aš darysiu tik tais sofom. Tai jeigu jie jau ten pradeda skūstis, toks, bet tu ir atėjai į darbą ne tau sukurta. O jeigu tos labai jau spūdingesnės reakcijos, šitos dažniausiai jos nėra labai neigiamos, negavau labai daug neigiamų reakcijų, bet tam tikras esu sukolekcionavus ir tada mes turim tokį įrašą, kurį aš sofam ir pristatau. Žmonių nuomonės. Tai jos yra tiesiog apie juos pačius ir apie jų patirtis ir jos su šitų projektų nelabai yra susijusios. Čia yra tik tais labai toksai Marijos ir sofų projektas. Ir dar vienas toks projektas gimė jau jums su Marku susipažinus, susilaukus vaiko, atėjo kažkokia idėja kurti dar vieną spektaklį, performansą, Sauskelnių projektas. Taip. Ir dabar jūs čia Šiauliuose irgi pristatysit jo darbinę eskizą, po to išvyksit į Prancūziją, rodysit ten cirko festivalyje. Tai kokie iššūkiai pagrindiniai, kuriant dabar šį darbą, kaip jums sekas, nes visgi tai darbinis įkarštis, kaip sekasi susidoroti su tais naujais iššūkiais, ką naujo atrandat apie save galbūt irgi? Aš tai gal pradėčiau, galbūt man būtų įdomu dar pristatyti kontekstą, kaip mes iš vis pradėjom dirbti kartu su Marija. Nes tai svarbi istorijos dalis, nes Marija turėjo šitą praktiką su sofom. Ir pirmo pasimatymo metu Marija sako, žinai, aš turiu tokį pasirodymą sofoms. Aš sakau, labai įdomu. Ir aš sakau, aš rašau savo magistrinį darbą apie objektus mene. Ir tai buvo visiška tiesa. Tuo metu aš prašiau savo magistrinį darbą, dar tiksliai nežinau, ar aš rašysiu apie teatrą ar apie dizainą, bet aš žinau, kad mano interesas yra žmogaus santykis su objektu šiuolaikiniame mene. Ir štai mes susipažįstame. Marija sako, aš prašau pasirodymą sofoms, o aš rašau savo magistrinį darbą apie objektus. Jo. Ir tada mes kūrėm, bendravom, diskutavom taip toliau. Ir aš iš teorijos pradėjau pereiti net po truputį į praktiką. Pamilau šią. Aš pradėjau teorizuoti. Pamilai mane? Pamilau tave, pamilau šią klounę nuostabią, pats pradėjau
klaunauti ir ieškoti savo meninės išraiškas. Ir taip prisikūrėm iki tapsmo šeima. Tapsmo vyksta. Ir vaiko susilaukimo. Ir tada visa mano pastanga kurt savo dėl savęs ir tik savo kūrybinį balsą atskleist tapo labai priklausoma vėl ir jau ne tik apie mane, o apie jau bent jau mus visus tris. O visas ir šitas Sauskelnių projektas iš tikrųjų bus pristatomas žmonėm ir tik žmonėm, kol kas taip manau. Taip, kad grįžtam į tradicinę meno pasaulį. Jūs matot nuliūdusią Marijos miną. Kur viskas bus apie žmonės. Didžioji dalis. Ir tai yra labai sunku. Man tai yra Galbūt tai yra susijęs su objektu, su kuriuo mes dirbam. Nes iš tiesų mes dirbam ir su violončelėmis kartu su Marija kaip objektu. Violončelėms kūrėm darbą. Kūrėm darbą ne sofų, o violončelių publikai. Mes kūrėm darbą kartu, kuriame antis esančios parke pasirodo žmonėms. Tai reiškia, mums nebereikėjo būti atlikėjų vaidmenį, bet mes pasikvietėm antis, tiksliau nepasikvietėm, nuvedėm žmonės žiūrėti ančių. Ir dabar buvo mintis, kad tada galbūt dar vieną poziciją kūrybinio proceso, tai režisierius, pavyzdžiui, atiduosim Sauskelniui. Sauskelnių režisierius. Tai mes pusę metų dirbam ties mintim, kad mūsų režisuoja Sauskelnė, kuri nieko su mumis nešneka, kuri neturi atminties, kaip su Alzheimeriu dirbant. Kiekvieną repeticiją jinai nieko daugiau. Žodžiu, problema buvo ta, kad mes turėjom režisierių, kuris nieko mums nepasakė. Ir tas režisierius mane tiek užkniso, kad aš čia prieš kelias savaitės jį nužudžiau. Tiesiog su dantim sudraskiau. Ir nebėra. Jis maišelį dabar šiukšlių guli. Ar ateisi premjerą? Ne, pats tikrai neteis, nebent mes, bet nežinau, yra netolies iš tikrųjų ir Šiaulių, nors nėra, nežinau, ties Plungės rajone yra meno kapinės. Yra, taip. Yra mintis galbūt ten nuvykti ir palaidoti režisierių, bet dar nedrįstu. Bet yra kirba tokia mintis. Bet tada mūsų projektas visiškai jau toksai be režisieriaus. Bet jeigu pasisaks Prancūzijoje, tai visai būtų fainai įamžinti režisierių kapinėse. Jeigu ir nepasiseks, gal juo labiau, jeigu nepasiseks. Taip. Tai svarbi yra tema Sauskelnių projekte, vis tiek, manau, jis nebūtų atsiradęs, jeigu jūsų šeimos nebūtų papildęs trečias asmuo, kuris čia kažkur bulvare dabar yra nešiojamas Lenkijoje ir labai laukia jūsų sugrįžtant. Tai kaip pakeitė tėvystė jūsų kaip menininkų pasaulį? Nes tai yra, man atrodo, vis dar labai opi problema ir jūs kažkaip ryžtatės apie ją irgi kalbėti ir aš manau, kad tai labai svarbu. Tai kaip tas derinimas tėvystės ir buvimo menininkų reiškiasi per jūs kaip kūrėjus ir kaip jūs jaučiatės? Aš tai manau, kad tiesiog reikia normalaus darbo. Ir baigti šitas nesąmonės. Nustoti čia klajot po pasaulį. Ta prasme, nes mes paliekam, pirmos savaitės, kai paliekam vaiką močiutei ir mes einam ir žaidžiam su Sauskelnėm. Ir aš manau, kad tai yra labai keista. Visaip yra. Yra ir labai faina. Kai močiutei paliekam, tai man atrodo, tai labai faina pasidaro vis dėlto. Bet tikrai, iki dabar, kol nepalikdavom, tai nebuvo labai lengva. Iš pradžių vaikas buvo labai lengvas dalykas, iš dalies, nes labai daug miegojo. Tai tada atrodo, tai čia viskas įmanoma, nes visai kieta. Trumpai, bet visada miegojo. Dabar tie miegučiai nyksta, aktyvumas didėja ir visas procesas tuo pačiu sunkėja. Tai ir man turbūt visi hormonai persikeitė ir man persikeitė visi hormonai. Tikrai jausmas, kad kodėl aš turiu būti ant scenos su dar savo pasikeitusiu kūnu ir taip toliau yra toks absurdas. Kodėl mes pusantro mėnesio vaikui, o mes kažkaip čia bus bairis, pakliūsim į geriausią cirko festivalį, parašom paraišką ir laimim pinigus ir tada sėdėm tokie prisidirbom. Jo, tai aš iš tikrųjų dėl to ir juokiuosi biškį iš to, kad tai yra toks pozicija, kurią mes papuolėm, tai iš esmės būt
kūrėjų ir derinti su vaiko auginimu yra labai sunku, nes tu visą laiką nori atiduoti save savo kūrybai ir tu visą laiką nori atiduoti save savo vaikui. Ir tai yra du dalykai, kuriems tu nori save visą atiduoti. Ir tada jie kažkaip bando atrasti koegzistavimą. Tai... Jo, tu niekada nebeturi laiko būti pilnai va čia, nes kai aš būnu su vaiku, tada noriu eiti ir jau reikia man eiti pakurt, o kai aš kuriu, tada galvoju, kodėl aš nesu savo vaiku. Ir tada toks visą laiką, tai kada aš vėl jausiuos, kad aš čia su viskuo, tai dėl to mes savo vaiką dažnai į sceną ir tempiamės ir kai esam toks, bet tada yra labai chaotiškas, tu nebegali kontroliuoti, nebėra kažkokių detalių, nuansų. Viskas labai smarkiai nebe tavo rankose. Dėl to gal ir buvo toksai noras, kad ateitų kažkoks režisierius iš šono ir išgelbėtų mus ir pasakytų, turi būti taip ir bus taip ir mus sustiguos. Bet realiai nieks neateina ir nieks nepadeda ir kol galiausiai mes nepadedam savo, nieko ir vis tiek nesigauna. Aš ir šiaip gyvenime norėčiau kokį išsivėlius. Tai visi matom. Norėtume, kad iš mus kas nors Kad kas nors tai turi išgelbėti. Ir mes net sukūrėm tokią dainą, kad ateitų tokia superhero skraidanti sauskelnė ir iš visas pasaulio problemas ir dabar visą tą šūdą kaip ir sugertų ir išskristų. Ir išskristų. Ir visur galėtų aplink pasaulį skristi, va ten šūdas, krizinė situacija atskrenda, skraidina, visiems gerai. Tokia, žodžiu, vilties projektas. Jo, tai va toks, ir yra va toks. Pilnas labai visko, iš tikrųjų, jo, pilnas vilties, bet pilnas ir skausmo šitas. Tiek procesas, tiek projektas. Iš tikrųjų, galbūt man įdomu papasakoti truputį apie tai, kad ką mes atradom per šitą intimų darbą su objektais, kaip meninė praktika, yra tai, kad objektas paveikia kūrybinį procesą. Ir tai yra kažkas labai mistiško. Ir kiek aš pažįstu Mariją, kiek aš matau jos darbą su sofom, aš matau, kad tas procesas yra jaukus, minkštas, toks malonus, kaip svetainiai namų kažkoks toksai. Taip gali tikrai nieko neveikti. Nieko neveikti gali, jo. Darbas su antim yra toksai, toks va taip stebi pasaulį savo, žinai, biškį pavalgai, stebi pasaulį, toks labai va toks antiškas. Darbas su violončelėm buvo pilnas skambios tuštumos ir įtemptų stygų. Ir darbas su sauskelnėm yra pilnas šūdų. Ir tai mes pirmą savo procesą darbą, kai parodėm, tai viena žiūrovė pakėlė ranką ir sako, šūdas. Sako, tu labai graži, bet koks čia cirkas, nieko čia nesuprantu. Pakvietė tada mūsų LRT laida, radijo, apie tai dar pašnekėt, kaip mes jaučiamės, kaip mūsų darbą šūdų vadina. Grinai va toks prišaukiam. Objektas traukia tiesiog tą žodį. Ir tai yra įspūdinga, nes aš turiu savo pasirodymą žaidimo aikštelėse ir vėl tas pats yra, nes tai yra procesas, buvo žaismingas. Tiesiog toks daug vaikų, daug bendravimo su vaikais, daug kažkokių žaidimų ir iš to žaidimo, tose žaidimo aikštelėse ir atsirado spektaklis visas. Kažkokia yra, ir tai yra, iš tikrųjų, man tai yra labai įdomu ir man atrodo, mes jau turim tokią praktiką, kad mes žinom, kad mes, tai yra reikia tas... atsakingai rinktis daiktus, su kuriais santykiauji. Beje, aš noriu čia sustoti ties tą konceptualiąją klaunada, kaip jūs sakėte. Ir to žodis šūdas, ar ne, kurį metė irgi žiūrovė, peržiūrėjusi jūsų pasirodymą. Nebijokim, šūdas, pasakykime. Viskas gerai. Tai kaip visgi, kaip jums sekasi reaguoti, paaiškint publikai, kad kartais ne viską reikia priimti būtinai rimtai. Nes man atrodo, kad mes turim tą bėdą, eidami į šiuolaikinį cirką arba šiuolaikinio šokio žiūrėt, kad viskas turi būti super rimta. Ir aš kaip žiūrovas turiu irgi būti super rimtas. Ir kaip atrodo, tarsi kažkaip nebegalima atsipalaiduoti. Aš nežinau, man taip atrodo, bet įdomi ir jūsų nuomonė. Kas čia vyksta su tuo žiūrovu? Taip, labai geras klausimas, kas su to žiūrovai vyksta. Mano pirmas impulsas tai yra, kad viskas turi būti rimta. Bet mūsų darbo praktika yra pasijuokti iš to.
Bet iš tikrųjų, tik tai darant tai rimtai. Nes Marija iš tikrųjų daro pasirodymą kaip sofą. Tik tai darant rimtai absurdiškus, bet nuostabius ir gilius dalykus galima atrasti humorą. Bet čia kažkaip eina viskas visada kartu. Tai yra, tu maksimaliai rimtai žaidi, bet tu vis tiek visada turi prisiminti, kad tu tik žaidi ir čia yra tik tavo kūrybinė praktika, čia nėra visas tavo gyvenimas ir tu nepriklausai nuo to ir taip toliau. Tai tas, su žiūrovais yra, lūkesčiai ir taip toliau. Tai dėl to aš ir dariau tik daiktam realiai darbą, nes tikrai yra komplikuota žmonėm kurti tie žiūrovai. Bet kokių tų nuomonių ir atsiliepimų gali pateikti ir tada... Bet čia ir yra Marijos žavesys, nes jinai pastebi šitą tavo klausimą ir jinai tada sako, gerai, tai tas rimtumas žmonių ir taps spektaklio svarbia dalim, kurią aš paleisiu. Labai irgi daug išmokau dirbti su Marija ir, pavyzdžiui, mano spektakliai žaidimo aikštelės irgi yra panaši dalis, kur repetuojant žaidimo aikštelės visi kas nors pradeda sakyti, ką tu čia darai, kodėl tu darai akrobatiką vaikų žaidimo aikšteliai, tu sulaužysi, čia ne tau skirta. Ir mes naudojam tą pačią techniką, mes rašom tos įrašus ir paleidžiam juos visus. Man atrodo, žmonės atsipalaiduoja, suprasdami, kad jų mintis yra išgirstos. Tai leidžia jiem nebūti tokiem rimtiem. Galbūt būtent tas, pripažinti tą žmonėm, kad jie supranta, kad mes čia bandom būti rimti ir tada žmogų atleidžia. Atrodo, jisai gali pradėti žaisti irgi savo mintyse tą šiuolaikinio meno žaidimą, nes tai irgi yra žaidimas, iš esmės. O kas labiausiai padeda turbūt, grįžtant prie klaunados esmės, kad klaunadai šūdas visada yra dovana. Tai šitas projektas vien dovanas realiai. Tik tais dabar reikia biški darbo ar part apversti tą šūdą aukštyn, kad galėtų sėkmės dygti ir kažkas iš to išaugtų. Ir čia vėl filosofinis klausimas, ar visada išauga, iš kurio šūdo, ar to išauga, ar neišauga, kurios tos sėklos turėtų būti. Labai daug klausimų iš tikrųjų. Tai mes, man atrodo, dar esam per šviežiam procese, kad jau galėtumėm apie tai šnekėti ir tiksliai vardinti. Bet šiandien, pavyzdžiui, kvapas tai kaip arklio, žinai, toks... Man labai patinka. Tai man irgi, žinot, kur arklio šūdo kvapas, jis toks kažkoks, man atrodo, daugelis žmonių jis yra toks... malonės asociacijos. Mes labai vėl į šūdą krypstam, o čia yra tik apie sauskelnę vis dėlto. Taip. Taip, tu teisi. Nes vėl labai, šitas objektas yra labai artimas žmogui ir toks labai jisai žmogiškas ir jautriausiam, intimiausiam dalykui kažkaip žmogaus sukurtas. Tai tada labai tai ir kažkaip staigiai tą žmogaus poreikį tuštintis ar panaudoti ir atskleidžia kažkaip ir tame daug tos įtampos ir aš labai mėgstu atsiskirti, biškį pažiūrėti iš perspektyvos, kad ne viskas yra vien apie žmogų, yra post žmogiškasis pasaulis, yra ne vien viskas apie žmonės. Ta sauskelnė irgi turi savo egzistenciją ir savo būtį, jinai yra sukurta tokia, kokia jinai yra ir gal ne tik žmogaus poreikiams tenkinti jinai gali egzistuoti. Galbūt. O gal tam sukurta. Arba ne tiems specialiam poreikiams, gal kažkokie kitokie meninė praktika gali atlikti funkcijas. Jo, mes iš tikrųjų, kai su Marija susipažinom, tai ne viskas buvo taip paprasta. Objektų prasme, nes aš dirbau su teorijom būtent apie tai, kad objektai yra, tyrinėjant žmogaus ir objekto santykį. O Marijos interesas yra, kas atsitinka, kai išnyksta žmogus ir lieka tik objektas. Ir tai mes vis dar tas diskusijas vystam. Galbūt tai yra šito projekto irgi įdomus dalykas, kad jo forma pati, kaip ir sofas iš tikrųjų forma rodo į žmogų, tiesiai sako, kad žmogus. Ir kas atsitinka, kai išnyksta tas žmogus. Ir aišku, jis niekada gal ir neišnyksta, bet fantazija ir mintis, kad to leido, man labai daug kūrybos tenais lypi kažkaip toks. Bet ar objektas be žmogaus gali egzistuoti? Ar visgi net tą žmogų nušalinus vis tiek lieka tarsi žmogaus rezultatas, kad ir sėdim ant šių sofų ar ne fotelių?
Nors vis tiek gamino žmogus. Taip, bet jeigu visi žmonės dingtų, liktų tie. Liktų tie daiktai. Jie yra. Ir man atrodo, yra labai daug objektų ir pasaulyje dalykų, kur žmogus net nebuvo prisilietęs, gal ir daug natūralių dalykų. Gamta visa ir taip yra labai daug ne vien žmogiškų reiškinių, o mes labai susifokusuojam tik tais mums, apie mus, mes, tada einam vėl kažkokias krizinės situacijas, kurios yra šūdas ir tai yra dovana. Tai kaip ir viskas cikliškai vis tiek pasiteisina. Ir aš manau, kad ta praktika pažvelgti į pasaulį truputį nuėmus žmogiškumo akinius leidžia, žinai, kaip biškį reset button paspaus savyje. Toks atsijungt nuo savo žmogiškumo ir tada sugrįžus jį atrodo, gal jis biškį pasikeičia, jis biškį šviežesnis ten, gal biškį jautresnis. Kitų perspektyvų. Jo. Nes, pavyzdžiui, Sofos projekte žmogus supranta, kad tu kvėpuoji ir tu galbūt jauti alkio, gal į tualetą nori, bet tiek daug paprastų dalykų, kurie tave daro žmogum ir tu gal juos niekad neatkreipi dėmesio. Bet ir žinai, ir tas sugrįžti tą žmogiškumą ir galbūt jautresnis tam būtent aplinkos dalykam ir paukščiams skrendančiam iš tavęs, kad tu visiškai savo gyvenimus ir jiem ir dzin, bet ir tu juos veiki kažkiek ir taip toliau. Tai toks labai įsijungia tokio ekologinio pasaulio. Ir jeigu Sofas kvietė, taip nieko neveikti ir atsipalaiduoti, su sauskelnėm, nežinau kodėl, bet yra toks etapas, atrodo, kad tai yra daiktas, kuris kažką veikti nori. Kiek aš pati, pavyzdžiui, bandžiau būti sauskelnė, tai jinai sako, aš noriu sugerti, aš galiu priimti, aš galiu pasirūpinti, aš esu pasiruošus. Tai toks atrodo, jinai kviečia veikti ir kažką daryti. Tai mums irgi reikia kažką daryti. Ir čia, tiesą pasakius, nežinau, ar jūs mąstėte apie tą ekologijos temą, kurdami tas sauskelnes, ar jį kažkiek suskamba visame tame, kaip yra su tuo? Jinai tikrai visą laiką ateina ir aš esu už tai, kad mes nepasirenkam vienos temos ir čia nėra apie tą, tai yra labai apie daug ką, yra daug mūsų asmeninių priežasčių, kodėl tai darom, bet ir globalinių priežasčių. Jo, bet mes nesakom čia, teisingai, neteisingai reikia taip, ne. Jo, iš tikrųjų čia yra pavojus irgi, kūrybos tam tikras, taip? Perteikti labai aiškiai. Jo, kažkaip fainai yra kurti apie kitus dalykus ir leis žmonėm. Aišku, mes galvojam, mes labai daug galvojam, mes per daug galvojam iš tiesų su Marija. Gal galvoti ir galvojam, bet, pavyzdžiui, nieko nedarom, mes esam bjaurybės, nes mes nebandėm daugkartinių sauskelnių iki pat dabar. Kaip tėvai? Mes vieną daugkartinę sauskelnę turim ir ją tik meniniais tikslais tampamės, naudojamės, o vaikui atrodo čia mes išsigandom, nes mus išgąsdino. Taip. Ir labai įdomios temos yra, žinai, bet galbūt tai nėra svarbu projekto atžvilgiu, bet ir svarbu, nes yra tas būtent vėl toks. Plius dar pagalvoju, bet kai sauskelnės, ne tik vaikam. Tikrai taip, šitą tai tikrai pagalvojom. Ir tikrai pirmas momentas, kada kyla sauskelnių mintis, taip, čia vaikas, čia taps mūsų kasdienybė darbo kūrybinio procesu, čia juokinga, kažkaip žaisminga. Miela ir tada, bet per mažas daiktas, reikia imti didesnį, pasiemi didesnį ir tada kažkoks peilio dūris į širdį ir čia yra nebejuokinga ir tos temos labai dramatiškos ir tada čia o šakės čia terapija, čia kai aš pagimdžiau pirmą naktį, Markas turėjo man keisti sauskelnę vis dėlto pirmiausia, o ne vaikui. Ir tada labai daug sunkių temų lenda. Bet vėl tai yra kažkokia realybė, gal neturi visi projektai būti vien lengvi ir žaismingi mūsų gyvenime. Gal šitas yra toksai, kad yra ir tų melancholijos momentų. Ir šlapimo nelaikymų. Taip. Bet tai yra cikliška. Vėl, tai yra sudėtinga tik žmonėm. Sauskelnė, jinai yra tam paruošta ir sukurta ir tai gali pakelti. Gerai, o kai baigsit sauskelnes, mąstat, koks kitas daiktas aplankytų jūs? Aš sakiau, aš nebekursiu bent metus, gal 2. Užtenka tų
projektų, nes mes šiuo metu turim 4 aktyviai keliaujančius darbus ir dar vaiką, tai yra labai daug mano nuomonė. Ir dar aš kitų režisierių darbuose sutikau pasirodyti, tai yra nesuprantu, kodėl. Tai aš norėčiau pailsėti ir tiesiog rodyti darbus. Bet man pasakė savo kažką. Galbūt. Tik nežinau dar. Galbūt Ir aišku, įtrauks mane. Taip, dėja, taip gali labai atsitikti. Pasirodyti kitų Pažiūrėsim, režisierių o gal darbuose. ne. Žiūrėsim, bet galbūt mes kažkokį labai lėtą procesą. Kažkoks lėtas, ilgas atradimas. Čia tokios svajonės būtų. Lėtai kurti. Nuostabu. Jo. Šitam greitai skubančiam pasauliu. Taip. Bet čia vat įdomu vėl, ar tikrai aš tai padarysiu ir ten darysiu tą pauzę, Taip. ar žinant save gal ir nežinia kaip nutiks. Aš pirmą savo jau asmeninį, kai darbą kūriau, tai vadinosi Thanks God I'm Not an Artist. Ir buvo mintis tokia, kad aš turiu tą ambiciją sukurti spektaklį, tai vat vieną sukursiu ir tikiuosi nebenorėsiu daugiau kurti. Vat parodysiu, kad man nereikia šito. Savo įrodysiu. Ir aš tada sukūriau ir tiek aistra įsijungia, kad tada turiu kitą dabar sukurti ir kaip man čia dabar toliau visą kurti. Tai nežinosi, kaip čia bus. Toks atrodo, turbūt vis tiek reikia pasitikėti procese, įvyks tie dalykai ir ateis, kada turėti. Bet poilsis yra gerai idėja, atrodo. Tai mes, man atrodo, čia puikiai ilsimės. Sofos projektą Gerą rodysim. pusvalandį, sėdėdami Šiaulių bulvare. Tai jūs čia praleidot jau visai nemažai laiko Šiauliuose, tai vienas iš paskutinių klausimų būtų, kaip jums tie Šiauliai pasirodė, nes turėjot ne tik Sofų projektą, turėjot ir 2 kūrybinės dirbtuves. Tai kaip pajutot šitą miestą, į kurį atvykot? Nes berods pirmą kartą, ar ne, Šiauliuose irgi. Aš pirmą kartą, Marija tikrai yra buvus, aš tikrai pirmą kartą. Aš jau žiūriu nekilnojamą turtą Šiauliuose. Žiūrėjau, kainas palyginti su Vilniumi yra labai puikios. Tai vat, Nuostabus. Man labai patiko. Man labai patinka šitą dailės galerija. Jis yra labai jauki, žmonės yra tokie šilti ir paprasti. jo, buvo labai Neskau, faina kad Vilniui publika. ne, bet jaučiasi, kad kažkoks toks motivacija, noras, toks paprastumas mane tai labai žavi ir Jo, labai savas Kaip po dirbtuvių, tai jausmas buvo toks, kad atrodo miestas yra toks pasiruošęs priimti. Ir labai fainas jausmas, nes mes daug vedam šitų dirbtuvių ir nėra, mes neateinam pa žmonės, kurie yra perpildyti tų, čia dar vienas dirbtuvės, aš tikrai neisiu, bet aš profesionalas, tai gal reikia nueiti, bet aš ir taip toliau, o yra toks atėjom, žaisim žaidimus, davai, žaidžiam. Tai jo, mane labai sužavėjo ir tiesiog šilti žmonės, faini ir komandai jūsų labai faini ir mums tikrai kol kas yra labai labai gera čia bus. Tik kad per mažai to laiko pasilaiko. Jo, mes norėtumėm ilgiau praleisti arba bent jau kiekvienais metais. Labai gerai, palinkėsim. Kūrybinis kurortas. Štai Šiaulių ateitis. Taip, Kūrybinis kurortas kūrybinis Šiauliai. kurortas Šiauliai. Labai gerai. Taip. Tai ką, mes turim paleisti Marką ir Mariją, nes jų laukia svarbiausias žmogus jų gyvenime. Tai labai ačiū Jums, kad sutikot pakalbėti ant sofos, kuri keliaus jau miegoti pas mus į namus taip pat. Nuostabi, labai tu faina. Ačiū tau labai, kad mus Ačiū tau, Roberta. atlaikei. Ačiū, Sofa. Ačiū, Roberta. A ką, vešim dabar Sofą? Šį vakarą tai gal ne, Gal nebevežam. gal jau rytoj, žinai, Nu, kur jūsų lelis. kur lelis mūsų? Skambinsim. O žiūrėk, kokie vyrai. Oho. Tokie jau rimti, viskas filmavimas baigtas, važiuojam nuo, kaip po Sofą irgi greitis. Ai, dabar jie patys Ai, čia atsisės. tik tai dėl vaizdo buvo, ne? Kad išvažiavo namo sofą. Ai, čia šotų jums reikėjo šitą?